Pastato kilni architektūra buvo paprasta. Savo vietose visi ornamentai palikti lyg pačios būtinybės sukurti. Menas čia slėpės po natūralumo skraiste. Visada sužavėta, nustebusi niekada. Šia struktūra džiaugės akis iš arti. 18 amžius grafams Zabieloms aukso amžius. Jie valdė 60 dvarų, keletą miestelių ir namus Kaune, Vilniuje, Gardine ir Varšuvoje. Lietuvos didžiojo medžioklio Antano Zabielos pagrindinė rezidencija buvo įkurta Raudondvaryje, Kauno rajone, o tarp vertingiausių dvarų įvardinami ir Paežeriai. Po Antano mirties šias gausias valdas pasidalino 2 broliai, žmona ir 4 sūnus. 1782-aisiais Paežeriai atiteko vienam sūnų, Simonui Zabielai. Sveiki atvykę Paežerių dvaro rūmų vestibiulį. Tai rūmų vestibiulis yra pirmoji vieta, kurią išvysta svečiai. Ir jinai turi priblokšti. Laiptai, kurie jūs taip nustebino, jinai kviečia iš karto svečią lipti į viršų. Taigi, ką tai reiškia? Jog pagrindinės patalpos bus 2 aukšte. Štai patekome dabar į 2 vestibiulio lygį, 2 aukštą, iš kurio prasidės patys gražiausi kambariai. Štai už šių durų buvo galima elgtis šiek tiek mažiau formaliai. Taigi čia buvo ką? Žaidžiama kortomis, kiti stalo žaidimai, muzikuojama, skaitomos knygos balsu, kas buvo tuo metu būtina. Prieš tai buvusioje patalpoje buvo žaidžiama, tai čia valgoma. Nes, kad įvyktų gera puota, reikėdavo 3 bent patalpų. Vienos pažaidimui, kitos pavalgymui, kitos pašokimui. Tai mes esame jau toje tarpinėje patalpoje, kurioje pavalgysime. Šios salės funkcija puikiai atspindi ir puošybą. Lubas puošia besisukančios ratu dangaus žydrame skliaute 9 menadės. Tai yra Bacho palydovės, šokančios ir matote, ir muzikuojančios kartu. Taip pat šis siužetas atsikartoja ir viršduriuose. O grindų parketas, gėlės išsibarščiusios, vėlgi džiugesio linija pratęsia ir durų puošybą supančią ratu. Ir štai čia mes matome nuostabią intimesnę erdvę, kurioje priimdavo svečius, ramesniems pokalbėms, susitikimams. Taip, 18 amžiuje miegamasis dar reprezentacinis miegamasis, tai yra ir gyvenamasis kambarys. Ir tai yra ir svečių priėmimo kambarys, nes būtent šiame miegamame nebūtinai ir buvo miegama. Tai pirmasis aukštas visuomet būdavo mažiau puošnus ir tai būdavo vyro aukštas. Ir čia mes ir esame tokio rūstaus, kabinetiško pobūdžio erdvėje, kurioje visa lubų puošyba apie tai ir kalba. Beje, žinoma, kad čia buvo ir biliardinė tuo metu, kuomet amžininkai kalbėjo apie ją. Na štai, o 19 amžiuje, tiksliau jo viduryje, iš Zabielo atitenka šis dvaras į naujųjų savininkų rankas. Ir tie naujieji savininkai Ignai buvo Gavronskiai, kurių herbą galite matyti štai šių rūmų viršuje. Po Simono Zabielos mirties 19 amžiaus 2 ketvirtyje dvare pradeda kilti nauji statiniai. Ir štai čia mes matome vieną iš 2 oficinų. O kas yra oficina? Oficina Lietuvoje vadinama pagalbinius dvaro pastatus, esančius kieme, kuriuose paprastai įsikurdavo tokios erdvės kaip virtuvė, kartais ir skalbykla, tarnų pagrindinės gyvenamos patalpos. Kas bokšto pačioj buvo? Amžininkai pasakojo, kad bokšto pačioje 1 aukšte buvo šunidė, o viršoje jų prižiūrėtojai gyveno. Už šio pastato buvo ledainė, kiaulidė, karvidė, taip pat grūdų sandėliai, taip pat spirito veikla. O Gauronskių Paežerių dvaro sodybą trumpai valdė nepriklausomybės akto signataras Jonas Vailokaitis. Paežerių dvarą juosia įstabaus grožio parkas su vingiuotais takais, alėjomis ir vandens telkiniais. Parko puošmena 400 metų amžiaus ąžuolas milžinas. Sakoma, kad prie šio ąžuolo mintise ištartos svajonės išsipildo.